Kai sovietinis traktorius tampa laisvo žodžio simboliu prie Seimo, klausimas nebe apie protestą. Klausimas dar, kiek galima ištempti logiką, kol ji galutinai nutrūks. Jau savaitę Seimo pašonėje stovi objektas, kuris idealiai apibūdina šiandieninę viešąją logiką Lietuvoje. Sovietinis DT-75 traktorius su užrašu už laisvą žodį. Tai ne metafora, ne meninė interpretacija. Tiesioginis, grubus, metalinis sovietinis traktorius. Ir jis gina laisvę. Jeigu dar prieš keliarius metus kas nors būtų pasiūlęs tokią idėją, būtų buvęs visiškai viešai iškritikuotas ar užsipultas už nejautrumą, istorijos ignoravimą ir elementarų skonio trūkumą. Dabar tai vadinama protestu. Ir ne bet kur. Tarp Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Seimo. Kitaip tariant, vietoje, kur valstybė turėtų rodyti stuburą, o ne eksponuoti ideologinį šizofreniškumą ant vikšrų. Nes čia net nedvigubi standartai, čia jų nebuvimas. Metų metus buvo kalama į galvas. Sovietiniai simboliai yra jautrus, pavojingi, netinkami. Jie formuoja mąstymą, normalizuoja praeitį ir žeidžia visuomenę. Užteko menkiausio nukrypimo ir jau kildavo moralinė isterija. O dabar stovi sovietinis traktorius. Pilno dydžio, sostinės centre. Ir staiga viskas gerai. Nes paaiškėjo paprasta taisyklė. Simboliai nėra problema. Problema yra, kas juos naudoja. Jei ne tie, skandalas. Jei savi, kūryba. Leidimą šitam absurdo eksponatui išdavė Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Ir žinoma, viskas teisėta, dokumentai tvarkingi, parašai sudėti, nes kai turi popierių, gali pastatyti bet ką, net ir simbolį, kuris reprezentuoja sistemą, kurioje nei laisvo žodžio, nei protestų išvis nebuvo. Bet tikrasis šios istorijos perliukas net ne traktorius. Prie viso šito prisideda akcinė bendrovė EVA ir jos vadovas Gediminas Kvietkauskas, milijonierius, verslo veikėjas, vis aktyviau žvelgiantis į politiką. Ir štai tada visas paveikslas tampa krištolos skaidrumo. Milijonierius plus sovietinis traktorius plus laisvės šūkiai lygų tariamai pilietinis protestas. Jei tai nėra ciniškai supakuotas viešųjų ryšių produktas, tada sunku įsivaizduoti, kas tai yra. Vieną dieną deklaruojama parama Ukrainai, šaliai, kuri realiai kovojo su sovietinės imperijos palikimu. Kitą dieną tas pats žmogus prisideda prie sovietinės technikos demonstravimo Vilniaus centre. Čia jau nebe dvigubi standartai, čia mano nuomonė visiškas vertybinis freestyle. Ir žinoma, visa tai pateikiama kaip kova dėl LRT pataisų, apie kurias beje niekas normaliai nekalba. Jokios aiškios argumentacijos, jokio turinio. Bet kam? Turinys reikalauja mąstymo, traktorius tik vietos ir dar labai gerai atrodo nuotraukose. Net saugumo klausimas čia tampa beveik komiškas. Didžiulis sovietinis traktorius prie pėsčiųjų perėjos prie Seimo, ribojantis matomumą, keliantis realią riziką. Bet matyt svarbiausia buvo ne saugumas, o kad kadras būtų geras. Jei kas nors nutiks, visada bus galima pakalbėti apie netikėtumą. Nors vienintelis netikėtas dalykas čia yra tai, kaip žemai galima nuleisti kartelę ir vis tiek vadinti tai principais. Ir štai kur visa esmė. Visuomenė buvo mokoma, kad sovietiniai simboliai yra rimta problema, bet paaiškėjo, kad jie yra problema tik tol, kol jų nekontroliuoji pats. Kai kontroliuoji, jie tampa įrankiu. Kai reikia, net laisvės įrankiu. Ir tada jau nebesvarbu nei istorija, nei kontekstas, nei logika. Lieka tik traktorius. Didelis, garsus, patogus, sovietinis. Ir po šito dar kažkas rimtų veidų bando įtikinti, kad čia vyksta diskusija. Ne, mano nuomonė, čia vyksta demonstratyvus proto išjungimas ir labai aiškių tikslų, kad niekas net nepradėtų klausti per daug. Bet žmonės klausia. Ir kuo ilgiau tas traktorius stovi, tuo garsiau jis atsako į vieną labai paprastą klausimą. Čia ne apie žodžio laisvę. Čia apie tai, kaip lengvai laisvė tampa dekoracija, kai už jo stovi pinigai, ambicijos ir visiškai
nulis nuoseklumo. Turime daug nuostabių žmonių Lietuvoje, kurie žemės ūkio techniką naudoja pagal paskirtį. Todėl aš čia matau daug sveikų, laimingų žmonių. Pasižiūrėkime video apie tai. Jūsų dėmesys į ekraną. Jeigu jau pažiūrėjote iki pabaigos, paspauskite patinka, parašykite komentarą ir pasidalinkite. Taip pat prenumeruokite Zaborės naujienas YouTube kanale. Tai labai svarbu dėl algoritmų, kad ši informacija pasiektų kuo didesnį auditoriją ir turėtų kuo didesnę sklaidą. Na ir gražaus jums sekmadienio.